Socialdemokratas Vytenis Povilas Andriukaitis pristatė savo gyvenimo interviu knygą Lietuviškas imunitetas – bausmė be nusikaltimo. Savo įspūdžiais apie šią knygą dalyjasi Europos parlamento narys Justas Paleckis. Šita knyga yra ypatinga Vytenio knyga Lietuviškas imunitetas. Jis kalbasi su žurnaliste, rašytoja Inga Liutkevičienė, atsakinėjo jos klausimus ir kartu duoda atsakymus, mano manimu, labai gilius, protingus, ginčytinus be abejo, kviečiančius polemikai į pagrindinius mūsų nūdienos klausimus. Ir dar ypatybė šios knygos tai, kad tai yra tikro socialdemokrato nuo pat, sakyčiau, jaunystės knyga. Ir labai įdomu, kuris dalinasi prisiminimais apie savo studijas Strazdalio universitete, Viktoras Kutorga, vienas socialdemokratijos, sakyčiau, nešėjų Lietuvoje. Na ir žinoma, manau, kad ta knyga įdomi ne tik tai socialdemokratams arba tiems, kurie artimi šiai partijai, bet ir visiems, kuriems rūpi socialinis teisingumas, kuriems rūpi, kad būtų kuo mažiau tos atskirties tarp turtingų ir neturtingų žmonių, kuo daugiau teisingumo Lietuvoje. Na, tie, kurie pažįsta Vytenį, žino, kad jis visados labai drąsus, labai turi daug idėjų, kuris mėgsta ir moka polemizuoti, išsako savo nuomonę drąsiai ir savo bičiuliams, ir savo oponentams, kurių jis turi nemažą. Ir todėl nenuostabu, kad Vytenis labai drąsiai griauna kai kuriuos mūsų istorijos, naujosios istorijos pastarųjų 2 dešimtmečių mitus ir labai drąsiai polemizuoja su vieno vienintelio teisingo kelio ir vieno vienintelio teisingo vedlio teorija. Šioje knygoje pirmą kartą spausdinami Sibiro tremtinio Vytenio Andriukaičio tėvo Alfonso Andriukaičio prisiminimai – bausmė be nusikaltimo. Na, tai, sakyčiau, tragiškas dokumentas, kur aprašomi, tiesiog šiurpus išgyvenimai prie Laptevo jūros, ką jis matė, ką jis pergyveno, ką jis norėjo palikti ateities kartom. Ir tai yra tiesiog labai rūstus prisiminimai. Na ir sąlyginai jos būtų galima pavadinti aš nekenčiu, aš kaltinu ir aš neatleidžiu. Sūnus Vytenis Andriukaitis, sakyčiau, europietiškoje dvasioje polemizuoja su tėvu. Ir jo tuos istorinius vertinimus knygoje, jo pasakojimą apie pastaruosius dešimtmečius irgi galima būtų sąlyginai pavadinti, bet jau visai kitaip. Aš suprantu, aš atleidžiu, aš kviečiu santarvei.